Visi mes kasdienėje savo buityje susidurime su vandens kalkėmis. Tikrai prisimename, ką reiškia šveisti vandens maišytuvą, dušo galvutę, vėl ir vėl tvarkyti latakus kalkių atsiradusius ant kriauklių ar dušo sienelių. Ir žinoma, ieškome sprendimo būdų. Pristatome naujieną Lietuvoje 2014 metais atsiradusi vandens nukalkinimo įrenginį Dropsun. Tai yra naujos kartos sprendimas. Jis pagrįstas elektromagnetinio impulso technologija ir tinkamas geriamam vandeniui, tinkamas naudoti buityje. Kaip jis veikia? Iš esmės, į įrenginį patenkantis vanduo yra veikiamas dvejopai. Visų pirma, jiems suteikiamas vietoj laminarinio turbulentinis, sūkurinis judėjimas. Po to, toliau bėgančiam vandeniui, yra suteikiamas poveikis elektromagnetinio impulso, tam tikro dažnio, tam tikro stiprumo. Kas lemia, jog vandenyje esantis kalcio magnio jonai paskatinami jungtis, atitinkamas karbonatinės jungtis, ir jie tampa chemiškai nebeaktyvūs. Tai toliau bėgantis į namo sistemą vanduo be abejo liečiasi prie vamzdynų sienelių, liečiasi prie buitinės technikos, įrangos, kaitinimo elementų, bet jau kalkių apnašas nebesiformuoja. Kalcis magnis lieka vandenyje ir be abejo jo perteklius tiesiog su išbėgančiu vandeniu išteka. Taip, toks yra sprendimas ir kuo jis yra įdomus. Taip, tai yra skirta būtent geriamam vandeniui. Jis nefiltruoja Dropsun įrenginys vandens, nekeičia jo cheminės sudėties. Tiesiog veikdamas tokiu būdu keičia fizinės vandens savybės. Tai yra sprendimas, kuris galbūt aktualus tiems, kurie ieško labiau ekologiško, labiau ekonomiško būdo padėti savo susitvarkyti su tikrai dažna kalkių problema. Ir eksploatacija labai paprasta. Išties sumontavus įrenginį, pastačius jį, sakykime, namuose, jis montuojamas pritvirtinant prie sienos, prijungiamas prie vandentiekio sistemos ir prie elektros maitinimo, įprastinio elektros šaltinio. Viskas. Pastatėte įrenginį ir galite užmiršti. Apie sąnaudas, apie išlaidas nieko keisti nereikia, vandens papildomai nereikia naudoti tam įrenginiui tinkamai veikti. Svarbiausia, kad vanduo išlieka su savo esminėmis natūraliomis savybėmis, nekenkia nei žmogaus organizmui, nei gyvūnams arba augalams. Tai yra puikus sprendimas, jeigu mes ieškome išties universalesnio, ekologiško, saugaus būdo vandeniui paveikti taip, kad išliktų